Mėly tikintieji, šiandien sekmadienis, pirmoji savaitės diena. Susirinkę į šventovę švenčiame 15 liturginių metų sekmadienį, vasarą. Laikas skirtas pagerbti Dievą, išgirsti Jo žodį, vienas kitam išreikšti ramybės palinkėjimą ir žengti į šiandienos sekmadienio poilsio džiaugsmą. Šiandienos Evangelija pasakoja, kad Jėzus išsiunčia 12, liepdamas nieko nepasiimti. Jų misija nėra aprūpinta žemiškomis gerybėmis, tačiau yra turtinga. Yra turtinga savo žinia apie malonę, kurią jie neša. O ką jie kalba? Ragina atsiversti, išvaro demonus, gydo ligonius. Jie neša žinią apie besertinančią dangaus karalystę, Dievo balsas žemėje. Dangaus karalystė, kurioje nekas kita kaip pats Kristus. Jie tęsia Jo ganytojišką darbą, rūpinasi išganymu. Šis sekmadienis dar kartą mums primena, kad ir mums patikėta didžioji misija Dievo tautai, Dievo vaikui, krikščioniui, katalikui – rūpintis savo išganimu. Apaštalai ir mokiniai neša pasauliui ramybę ir paguodą. Dovanoja tai tiems, kurie priima. Evangelija visuomet ieško atviros širdies žmogaus. Dievas ilgisi atviros širdies žmogaus. Tačiau tie, kurie atmeta, sulaukia tam tikro nuosprendžio. Mokiniai iškeliauja po 2. Jiems jėgų toje kelionėje teikia draugo buvimas ir Dievo žodis. Tai svarbus priminimas mums visiems į kasdienybę įžengti Dievo žodžio gale ir patikimų žmonių apsupty. Jėzus paprašo mokinių į kelionę pasiimti tik tai lazdą. Lazda pasiremiama kelyje, o draugas palaiko širdies tvirtumą. Lazda skirta tam, kad pavargęs mokinys nepargriūtų iš nuovargio. Tuo tarpu kartu einantis draugas sustiprina, kai pasijuntame vieniši. Jėzaus duoti nurodymai mokiniams yra prasmingi ir tinka bet kurių laikų krikščionims, ypatingai šiandien mums, mūsų visuomeniai. Ėjimas dviese primena, kaip svarbu turėti gyvenime žmogų, kurio galima pasitikėti. Draugą, bendramintį, bendruomenės narį, tikinti, kurio buvimas užtikrina, jog esame mylimi, kad sugebame užmegzti ir išlaikyti tarpusavio ryšį. Tai draugė ir liudijimas, kad nesame vieni, kad tikėjimas nėra vieno žmogaus reikalas. Paprastai, likęs vienas žmogus galiausiai net gali pradėti abejoti pačiu savimi. Pirmasis apaštalų skelbimas susijęs su ėjimu drauge. Tai yra jų gyvenimas, parodoma draugystė, bendruomeninio gyvenimo, kuriuo pasižymi bažnyčia pradmenis. Tai pergalė prieš vienatvę. Liepia be lazdos nieko neimti į kelionę. Nei duonos, nei krepšių, nei pinigų dirže. Apsiauti kurpėmis, bet nesusivilkti 2 palaidinių. Pasitikėjimas. Pasitikėjimas viešpačiu yra vienas iš svarbiausių patarnavimo jam akcentų. Ir mums šiandien labai svarbu patikrinti savo širdies, savo sąmonės, minties, supratimo, elgsenos, buvimo, pasitikėjimo viešpačiu matmenis. Pasitikėti Dievu – tai mūsų katalikiškos, krikščioniškos tarnavimo jam akcento būtinumas. Neįmanoma tarnauti Dievui nepasitikint Dievu. Evangelijos skelbimas susijęs su daugybė vidinės asmens raidos etapų, o nepasitikint Dievu šis etapas, ši raida sustoja. Prarandamas gebėjimas skaityti šventosios dvasios ženklus, o galiausiai pasiduodama įvairių stabų garbinimams. Liepia nieko neimti į kelionę. Tai apnuoginto ant kryžiaus ženklas. 12 apaštalų visiems parodo juos siunčiančiojo veidą. Jie visiems skelbia žmogų, kuris keliauja neturtingas ir laisvas, neturėdamas kur galvos priglausti ir nuolat apsuptas bičiulių. Išganytojas įsako mokiniams nieko nepasiimti, nes Jėzaus mokinys turtingas tuo, kuo pasidalijo su kitu ir ką gavo iš kito. Žmogaus vertė nepriklauso nuo to, ką jis turi.
Todėl Dievas nori, kad mokiniai būtų priklausomi tik nuo dangaus ir kitų žmonių malonės, gyventų pasitikėdami pasidalijamą duoną. Evangelijos skaitinyje girdime, jog mokiniai nebus priimti, nebus išklausyti kaip ir Jėzus. Tai ir skausmas, ir pasimetimas, savotiškas gal net sąstingis, kurie turi jie priimti, bet priimti be liūdesio, priimti su džiaugsmu. Nes jiems, mums, Jėzaus mokiniams, yra patikėta užduotis, bet nesėkmė. Užduotis, bet nesėkmė. Mokiniai turėtų nenusiminti, kai pasaulis juos puola, atmeta, įžeidinėja ar atstumia, bet eiti ir skelbti toliau Evangeliją. Žinoma, ne tam, kad padidintume savo galią, pranašumą, bet kad pasidalintume gautąją dovaną, nes gavome iš Jėzaus paliepimą. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite. Tai savotiškas atskaitos taškas, namai. Mes šiandien esame savo bažnyčiose, koplyčiose, miestų ir kaimų vienkiemių ir galbūt net ligoninių palatų. Kelyje, atostogų metu, vasarvietėje, nuotolinio transliavimo dėka atskaitos taškas visuomet yra namai. Vieta, kur vyksta tikras gyvenimas, kur galima skelbti žodį, gydyti, išvarnyti demonus, kurti bendruomenę, namai. Kristaus mokiniai ieško namų, vietos, kur gimsta gyvybė, kur gyvenama meilė, kur vienatvė tampa bendryste. Tik čia visa jėga gali pasireikšti krikščionybė, namuose, šventinių ir dramatiškų įvykių sūkuryje, kai į namus grįžta ar iš jų išeina palaidūnai vaikai, kai Kainas vėl ima ginklą prieš brolį, kai atrodo, kad meilė pasibaigė ir žmonės nori atsiskirti, kai senas žmogus praranda nuovoką ar sveikatą, čia namuose, kur vyksta gyvenimas, kur vyksta gyvenimo šventės ir liejasi gyvenimo ašaros. Per mokinius tarsi duona ir druska, kaip nepajudama uola ateina Dievo žodis. Šis skelbimas yra labai trumpas. Mokiniai ragino tik atsiversti. Tačiau kur kas svarbesnis dalykas buvo pats mokinių buvimas drauge. Visuomet, kai kalbame apie Evangelijos skelbimą, paprastai pirmiausia klausime savęs, ką turėsiu pasakyti. Bet tuo tarpu reikėtų kelti kitą klausimą. Koks turėsiu būti? Jei į šio sekmadienio Evangeliją pažvelgsime kaip į kiekvienam krikščioniui skirtą įpareigojimą, tikriausiai pripažinsime, kad gerosios naujienos skelbimas yra ir labai paprastas, ir labai sudėtingas uždavinys. Kiekvieną dieną mes ieškome bendraminčio, draugo, bičiulio, ieškome į ką atsiremti. Ir visa tai yra labai žmogiška. Tačiau visi esame skatinami rasti savyje drąsos nepasimti nieko išskyrus viešpatį. Nes kas turi Dievą, tas turi laisvę. Kas kalba Dievo žodį, niekada nepritrūksta žmogiškų žodžių. Ir kas pasitiki Dievu, net ir prikaltas ant kryžiaus tampa palaiminimu. Tada mums nereikia daug žodžių. Evangelija, gražioji Jėzaus mums atnešta žinia yra su mumis, bus su mumis, gydys mūsų gyvenimus, apvalys pasaulį ir mumise gyvens Dievo meilė. Jėzus yra viešpats žinia, kurią buvo sunku priimti tuomet. Žinia, kuri sunkiai priimama ir šiandien. Nes jei suprastume jos svorį, keičiasi visas gyvenimas. Ir geriausias šiandieną pasitikrinimas, ką tikiu, kaip tikiu ir kur tikiu. Tas, kas tiki Dievą, niekada nepastumia kito žmogaus. Nepasiruošusių keistis buvo tuomet, yra ir dabar. Taigi čia jau įsiterpia mūsų laisvė. Krikščioniška kultūra ar Jėzaus mokinių būrelis. Religija ar tikėjimas. Laisvė ar pančiai. Jėzus tikrai yra mūsų gyvenimo viešpats. Ir reikia priimti visas iš to išplaukiančias pasekmes.
O gal jis vienas iš tų, kurie mokė tik gražių dalykų, kvietė tobulėjimui, savęs pažinimui, ar kaip šiandien madinga sakyti darbui su savimi. Tokiu atveju jis lieka alternatyva pakeliui į kažkokį nuasmenintą tikrumą. Kas man bus už tai, kad aš būsiu krikščionis? Pasitikėsiu Dievu, pasimsiu tik lazdą, turėsiu artimo žmogaus petį, bendruomenę ir maldą. Kas man bus už tai, kad aš būsiu krikščionis? Šio sekmadienio Evangelija mums duoda atsakymą. Aš gausiu jį patį ir man už tai bus pats Dievas.